Aš pats jau Trantiškis, tai vietinis. Daug metų aš pradėjau dirbti nuo 16 gal. Tik tiek, kad aš buvau užsienį išvažiavęs, dar užsienį gyvenau 15 metų, bet bendroji, nežinau, kiek, sumoju, gal kokią 17 metų gal dirbu. Yra pasikeitę nuo tada, kada aš pradėjau dirbti ir dabar, tai skirtumas yra didelis. Tais laikais mes neturėjom nieko, nei amunicijos, nei transporto, nei sąlygų kažkokių, ta prasme, toksai buvo laukinis gelbėjimas. Darydavomės tą darbą, aišku, versdavomės kaip galėdom ir ką turėdavom, bet vat, dabar pirma stotis, nauja amunicija, turim visą, kokią reikia, transportas, vandens motociklas, bagis, tai automatiškai ir palengvina darbą. Sakykime, tokiom bangom žmonės užvažiuoja, yra tų naujų žmonių banga, kurie, sakykime, čia gal ir nėra buvę. Yra tie senbuviai, kurie važiuoja kiekvieną vasarą ir jie taisyklės žino, jie žino mūsų darbo pobūdį, kaip mes dirbam, ką galima, ko negalima, ko geriau nedaryti. Jeigu yra geras oras ir, pavyzdžiui, banguoja arba yra trauka didelė, automatiškai jis nori lysti tą vandenį, vėlgi būna ginčų, dažnas neklauso, ginčijas. Būna, kad ir toliau pasiunčia, visko būna. Tai yra vienas toksai oras, sakykime, kuris yra labai pavojingas, tai yra kada šilta, bangos pačios nėra didelės, bet yra trauka. Nes kada jūra pradeda rimti, jinai pradeda traukti. Čia yra pats baisiausias oras mums. Na ir automatiškai žmonėm, kurie maudosi, tik tais daugelis jie to nežino. Būna, kad mes pamatom, kad jau pradeda vyktas įvykis arba dažnai mes gaunam iškvietimus, nes dažnas įvykis būna už pliažų ribų laukiniam pliaže. Tai mums reikia dasigauti automatiškai kuo greičiau iki ten. Ir vėlgi daug visokių skirtingų ribų ir kad skęsta po kelis žmonės iš karto. Arba, sakykime, tėvas gelbėja dukrą, pradės skęsta būdų, tai automatiškai mes jau du žmonės turim gelbėti. Daug skirtingų įvykių yra buvę. Visų pirma, mes šitą reikalą žiūrim griežtai, nes gelbėtas turi būti apsisaugojęs save smarkiai, tai būtinai aš, sakykime, aš kaip vadovas griežtai draudžiu eiti į vandenį be liemenės. Automatiškai ir plūdras turi būti. Vėlgi situacija, ar plaukia du gelbėtojai, ar plaukia vienas, ar plaukia su vandens motociklu ir, ta prasme, iki kur reikia dasigauti, koks yra atstumas. Aš šitą darbą dirbu ne dėl, čia toks daugiau, čia gal gyvenimo būdas toksai, čia ne dėl pinigų, tiesiog yra toks, nežinau, negaliu aš be tos gelbėjimo stoties, negaliu be pajūrio. Kažkaip įstrigę nuo jaunystės ir tiesiog aš kitaip negaliu, aš neįsivaizduoju kitaip savo vasaros. Aš ją pasidariau prieš ją nugriaunant, kad liktų visam laikui. Pats griaujau, taip, padėjau tam procese sudalyvauti. Ne vienas aš čia buvo, dar keli gelbėtojai, kurie tą darbą darė, aišku, skaudančią širdim, bet dabar turim naują. Lietuvoje tai tokios dar nėra niekur. Palei paskutinius standartus. Turim viską. Oro kondicionieriai, virtuvė, tualetas, dušas, garažas. Pirma, reikėtų visą laiką įvertinti savo jėgas ir savo galimybės. Kiek tu esi stiprus šitoj jūrai. Susilaukiam labai daug priekaištų, kodėl mes neleidžiam, sakykime, ten ar giliau bristi, ta prasme, plaukti ar per tą pačią raudoną vėliavą, kaip yra draudžiama. Bet dažnai gaunam atsakymą, kad jie yra labai geri plaukikai, kad jie plaukia ten, sakykime, daug metų, bet tokių plaukikų mes esam ne vieną ištraukę. Tai, manau, reikėtų biškį atsakingiau žiūrėti, įvertinti savo galimybės ir, aišku, būtų malonu, kad žmonės žinotų tas pajūrio taisyklės. Jos yra gan paprastos, čia nėra nieko ypatingo, tiesiog kada yra draudžiama, kada yra pavojinga. Ko negalima, ką galima, tiesiog ir būtų, aš manau, daug paprasčiau visiems, ir mum, ir tiem patiem poilsiautojam. Yra vėliavos, kurios indikuoja, kad viršutinė vėliava raudona, geltona, kad gelbėtojai būdi, reiškia mes esam poste. Apatinė vėliava, jinai, sakykime, yra geltona, kaip šiandieną, tai yra įspėjimas. Tai yra pavojinga, tiesiog žmonės turi būti dėmesingi, nes būna bangelė, būna blogas matomumas, būna biški srovė. Ir yra raudona vėliava, kur yra draudžiama maudytis, nes yra pavojinga ir visą laiką visi įvykiai vyksta dažniausiai per raudoną vėliavą.
pasidomėti, kur yra, pavyzdžiui, šuniukų pliažas, kad neiti į bendrą, nes čia yra mėlynos vėliavos zona, negalima, sakykime, vartojimas alkoholio, tabako, mėlynos vėliavos to paplūdimio standartą. Tiesiog yra standartai, kur turi atitikti. Jeigu tu šito sakykime, nepraeini, tu jos ir negauni. Kadangi mes atitinkame visus standartus, tai mes faktiškai visą laiką ir turim. Vandens švara yra pačio paplūdimio švara, kaip jis yra sudarytos. Yra aktyvios zonos, kur žmonės sportuoja, yra šunų pliažas. Gelbėtojai taip, čia kas be ko. Mes darom labai daug prevencinio darbo. Jeigu yra ne mūsų tas oras, tiesiog mes nesustojame, mes visus varom lauk iš vandens, kada yra draudžiama maudytis ir per garsiakalbius pranešam. Ir dažnai turim konfliktus dėl šito, kad atseit mes neduodame jiems ramybės ir atseit mus palikit ramybė, bet gal 3 metus jau neturėjom skendimo nei vieno, dėl to, kad sakau, mes nesustojam su to prevenciniu darbu. Karštą dieną visą laiką, taip, su širdies problemos, ir saulės smūgiai, ir dabar, kadangi turim naują gerą dviračių taką, tai automatiškai ir dviratininkų, ir apsibrozinusių, ir visokių, ir su lūžiais. Daug, tikrai turim per vasarą daug. Tenka padėti. Aišku, mes kviečiam pagalbą automatiškai medikus, bet jeigu yra ten lengvi kažkokie ten pabrozdinimai ir ką, tai mes padedam, būna, kad sutvarstom, būna, kad užklijuojam ten, sakykime, pleistrus, bet šiaip tai visą tą daro atvažiavę medikai. Olpta, taip, ir šitos paskutinės dienas karštas buvo tikrai ne vienas. Gelbėtojo palinkėjimas būtų: saugokit save, saugokit savo vaikus, savo artimuosius ir klausykit mūsų.